Ar skaitote žurnalus vyrams? Tai aišku, kad neskaitau. Ką man čia reikėtų žurnalų? Ką apie ką ten rašo? Nuotraukėlės. Jachtų, kokių mergų, gražių, mašinų, šitųgi, laikrodžių visokiausių. Tai ką man reikia žiūrėti tos paveiksliukus, jeigu aš natūrai galiu pačiupinėti viską? Mes vis dar apie jachtas ar apie merginas? Apie abi. Bet žurnaluose būna visokių patarimų vyrams. Aš jau sakiau, kad man nereikia tų patarimų. Aš jau milijonierius. Kam tie žurnalai skirti? Varguoliams kokiems pažiūrėti, ten paliudėti, kaip ten visokios gražus dalykai ir jie niekad neturės šitų dalykų. Sėdės koks varguolis stūlikė, čiupinės tą popierių ir niekad nesužinos, koks tikros sėdynės yra švelnumas ir glotnumas. Jachtos ir merginos? Nu tai abiejų. Nu ką, žurnalas kas tai yra? Nu tai yra varguolio svajonių printinta versija. Glosis visą gyvenimą tą popierių ir niekad iš tikrųjų nepačiupinės tikro natūralaus kokybiško silikono. Nors pas mane ceche tai vyrai skaito tos žurnalus. Graudu ir juokinga žiūrėti, iš tikrųjų išlikštų. Ir paskui dar susiginčia, kurigi mašina geresnė, ar Aston Martin, ar jau Maserati. Patys nei vienas supuvusio golfo į to neturi. Su autobusu į darbus atvažiuoja varguoliai. Iš vis, žurnalai skirti kaliniams ir ubagams. Va tai pasakysiu. O pats kokius žurnalus skaitote, perkate? Tai skaitau ar perku? Perku tai aš kultūros barus, o skaitau nieko. 3 kartus skaičiau žurnalą Žmonės, tai ten mano nuotrauka buvo įdėta. Tai aš paskaičiau, tik tai paskaitau, kas ten po tą nuotrauką parašyta. Tai nieko apie mane aišku nerašo, nes 2 iš 3 kartų tai netyčia atsiradau. O trečia? Tyčia. Minėjot, kad perkate kultūros barus. Nuperku ir paskui ant baro pasidedu, kad kultūros daugiau būtų. Prieš žmonės gerai atrodo. Šiaip tai draugai tai supranta, kad čia bairis yra, bet kiti ateina, tai galvoja, kad čia labai kultūriškas, protingas, toks išsilavinęs žmogus, ten dvasiniais tobulėjimais visokiais užsiema. Bet neužsiimat. Ne.